Pakaujamės ir judėsim. Visai neblogs ryts. Tik šitą be 18. Ir šiandien varysim exploring tipo. Nu ten su kajakas ar. Skandinė undavaldės gola. Formatas va. Kaip San Andrėjas Klakin Bell atrodo. Gleka neskania buvo. Nu, bet sumokėjau tik tą €50. Dar vieną dalyką pastebėjau. Čia jau tame gale labai daug žymėjimų. Tokį pažiūri. Lemba. Iš kur tokį? Aukštą dailį pan. Paskiau pažiūri. O, nu, skui didesnių žmonių. Tai va, tie. Aš viskas, to jau išvarom. Čia išvažiaunam iš miesto. Kokios močnyvi, kokie. Nu, čia skaitos to miestą pažybatas jau. Nu, yra įspūdingas, nepaneigs, tikrai įspūdingas. Ir dar čia per tų griovį, tai šitas griovys galbūt, kad labai gilus yra. Čia, nu, tarp salų. Buvo įspūdinga atrodo, ne, o ten matos toliau tiesas, tikrai įspūdinga. Neprikims. Nu va, į dabar šitą varysiam, va ten kito pusės informatuos. Suksim į dešinių šteltą ir tada varysiam į tas uolas ir aplinkos, tada su tos salas. Nu tai čia kokie 500 kilometrų. O, kaip čia gražia, o. Eik, to savo. Nu į vėl va, įsivyta plemba labai gražia čia viskas atrodo. Tol kol saulė nepakels, toks va, dabar kiek čia 9 ryto, va, yra be 10. Žiaurė gražia, nežinau. I would like a short orientation before you proceed to the site. Oh, thank you, Miss. We are here Lovely to Rose. visitor center, the official jump of going to Sultan Deep Natural Bridge National Park. Really nice. Good morning, sir. Welcome to Sultan Visitor Center. I am Annabel Sabanyao, a senior high school student of Mabini National High School. I would like to give you a short orientation before you proceed to the site. To the site. Okay. Just a reminder, please do not leave your garbage at the site. Bring it back here for proper disposal. Let me cite a saying, leave nothing but footprints and take nothing but pictures. And killed nothing but time. Thank you very much and enjoy your tour. Nu čia kažkoks keis, čia vos ne kaip, sakau, kaip sektų. Dabar plauksim šitą. Kitus šitą mergelką su mumis va plauks. Padarė pristatymą. Dabar su mumis plauks. Su aukštakolne, su uniformu, su visku. I'm going to see stalactites, stalagmites. I have my hard hat on. This is hard hat. This cave, well, we have named Panhulugan because on 1901 Philippine American War. This area is make a base of guerrilla Filipino before. If the soldier passed in the river, the boulders, logs is dropped from atop to harass into the enemies. That's why we call this cave is Panhulugan. It means drop from atop. So from here, in the entrance of this cave is we have we call that bat, the small bat here in the Philippines. We call that bat is insect bat. Okay. We have water here. Avoid the water to avoid the slippery in your slippers because some of Don't the slip your slippers. We have animals that came from other country. That is the animals like elephant. Yes. Drumstick of chicken.
So this area we call, and this area is the village area, because some of the stalagmite here looks like a people. The source of mineral is Sulfur. passed in the soil. The color of soil is adapt to come over here. It's That's from why- soil. Yeah. So from soil. That's It's not why- sulfur. Yeah. Not sulfur. Yes. What are the other minerals are here? Besides Calcium carbonate, and we have weak acid also. Weak acid. Yeah. Okay. So Not now minerals, but okay. look at that track formation. That looks like a Statue of Liberty. Oh wow. And we have also like waterfalls, and also behind. And we have also the big eagle here. That is only the legs. Kaip Denisai. 8 balai. Careful, what's your teacher? What length is this cave in total? I read somewhere that it's around 9 kilometers, something like that, no? Yes. Yeah? Yes, sir. Visko sakau, pritar. This is a small monkey of Bohol. Tarsier. Angel of God. Labiau čia į erelį panašu negu į angelą. Pasakė angelas, reiškia angelas. Na jo. We have also the water. They have swimming pool here. We have a ice cream cone here, or broccoli. And we have here a big drumstick of chicken. Also the octopus. And we have also the squid here. Labiau panašu į bybį, bet o, į bybį? No. And that is the 1 feet of pig. Yeah. And we have also a banana heart. Yeah. And this place is, we call this place is Bethlehem, because Papa Jesus was born here in this area. And the 3 kings came born of Papa Jesus. This is the one, and the second and the last is he ride in camel. The Statue of Liberty again here. Another one. Yes, and the mermaid. So now we are here in the Papa and Mama's room, because some of rock formations here came from Mama and Papa. Papa was over there. That is the senior, and this is the junior, and the grandpa is. Grandpa here, yeah. But Mom is here at the ceiling. Papa. Nu, čia jau nepaneigsiu. Kaip pasakė. Ką? Kaip pasakė. Again, take careful. Viskas jau dabar jau 10 iš 10. Ne, 7. Taip, oloj buvo 8, čia tik blogiau. Čia blogiau. Čia bus reikalų. Tos veids biški bijojau. Čia reikia apie ją biški šuono, tai turėti užmesti. Nu, taip. Gera, pagavo. Ir čia.
Nu, tai žodžiu, su tas kajakas visai nieka ten buvo paplaukti. Biški buvo reikalų, blemba, nes prieš srovę. Bet fainė. Tai žodžiu, tik įdomi buvo tas, kad tipo, mes jau turėjom lipti, Nika joks tai sako, žinot, sako, dabar mes trijau plauksim, jūs sėdat į vidurį ir į priekį, o gids į galą. Nu, sakom, ne. Ta prasme, ne. Nu, tai sakom, mes patys norim plaukti. Ai, nu tai tada jūs dviejų vein valti, o šitas į ton kajaką, o gids į kietą. Nu ne, o mes negalim atskirus. Nu tai Janei čia myki. Sakom, davai, nu davai, padarykite atskirus. Nu nes tipo anim ten trūks kajako, ten daug žmonių atvara. Tai gera ta, kad sezoną pradžiojo, jeigu būtum ten sezoną įvarš tikra, būtumėm ten sėdėjai, vienim ten kajakį sudėdėt. Nu neįdomi. Tai va, tai gavom atskirus. Tai buvo fainė. Man mačiau, kad bičitas gids tep žiūrėjo keistą į mumis, ką mes ten tep. Nes galvoju, blemba, čia turistą per daug, čia nebus įsigrovė per daug. Bet ką mes ten įplaukėm per tos jau, nes per krioklius įplaukėm prieš srovę, paskiau išvairavom palei srovę, jau būtų man rodo, jau liuksioką ten rodo, o čia sak maladės maždaug, žinai. Manoma, ne? Pažiūrėjau, tipo, Denis galvoja, biški linktelėjai, tai, nu, tipo, maždaug. Davai. Поедем. Тянет. Tai va, nes nu, čia per daug išsikerlius, paskui jau plaukti reikės. Ai, dar labai įdomi dalykų matėm. Net nežinojau, kad čia yra tų laukinių beždžionių, bet pasirodo, nu yra. Ir matėm, kapanos į upį šokinė iš kokių 5 metrų aukščiaus bombas, bet žiaurė kitą atrodė. Pasilipun šakos įdės bombai vundyti. Ger, nenufilmavau tik tą gailą, nes labai ten viskas greitai įvyko. Gers. Vai, kiekviena. Padongas yra tik tas kujovas. Žiūrėk, vis tiek atsargiau. Nes gal prisilakstys. Nu, primenu Vietnamą, ten irgi tokie pat betoninė kelią. Čia labai gražiai atrodo. Čia didelis salama. Šito veidą gal uždėsiu gražią muzikelį ir įdėsiu į Instagramą. A jo, beje, nesigyriau. Un egzaminą, kur laikiau šitas, tada prieš išvažiaudam. Tai viskas gera. Išvedė aštuonis. Nu nėra ten, tai labai mona, tai pažymė gerai. Iš kiek ten 5 modulė, 4 8, tai ir 1 9. Nu tipo tiek. Nu, bet ką pasakyti, aš irgi per daug savo neknesu prot. Nu aišku, būtų gal fainė ten kitų 10 turėti. Bet turint duomenį, kad blemba reikda su menedžingi ir tom kompanijai. Nu net paprasta blemba, sakau, tas rodau, tai buvo toks įtemptas, labai įtemptas. Jau dabar kiets pusmės bus biškai lengvėti, tu tas šitas, sakau, nu tiek įtempta labai buvo jau. Jau porą kartų ten buvo sunkiai grįžti iš Kauno ir iš paskaitų. Tai va, tai skaitau vis tiek, skaitau tokį mažyti, bet pergalį. Tokio veito. Čia jeigu dar netikėtum tvaisai parodau, kad čia tikra vašius. Čia ne iš interneto tie. Čia šitą aš filmavau, dabar va.
Ir va ten dar važiavau namą. Ką tu čia valgai? Somam. O čia sizling kažkokia žuvis. 115 km, bet kas į gerą, kad ruoda, kad 115 km važiuosim tik 2 valandas 14 minučių. Tas reiškia, kad bus geras kelias, panas, kad bus va toks kelias. Nes prieš tai buvo 100 km, mes važiavom 3,5 valandos. Ir tas kelias nebuvo blogas, bet buvo labai daug kelių darbų. O, go. Thank you, sir. Pribėga, staigė, pista, ptokačius. Pamat galvos, tu tas geriau nejaukauj, ten praveik. O, prašau. Vade fiks kelių kontrolį. Šitai šveicaforą ir išmesla. Ta prasme, pažiūrėkit iš tos posės. Eik su kur darbu veikia. Ei šveicaforą, tai čia grina pakeiti kompiuterį žmogų. O čia viskas yra, viskas į žmogų orientuota. Kad būtent darbo veikia. Tai aš manau, kad čia yra labai geras dalykas jiems jau. Kas per gruodį. Šiandien mums reikia pasiekti tokį apendiksą, tipo, nu toks kaip ta mūsų, kur mūsų Lietuvoje į Boltovą Perlojas Respubliką, tipo toks apendiksas, panašus apendiksas čia yra, mes ten nuvarysim, ten nakvosiam ir kas yra ypatinga su ta nakvynė, kad jau viskas rytuo šokamies link Manilos, atgal grįžinėti, jau toliau nebevarysim ir po truputį jau trauksim link namų, nes nusprendėm, kad sumušas varysim 14 dienų tik, o liekusi dalį, biškį pakeitėm planą, liekusi dalį tiesiog šoksim į lėktuvą ir nuskrisim į tą salą, kur ten, nu, aš su banglėjantį noriu ten pasimokyti, tai žiūrėsim ten, gausias mums, atrodo, gal patogiau, nes į ton Sergauką persikelti direkt ap 3 dienų, tai jau geriau ten per porą valandų su lėktuvu nuskrendė į tas ir tas 3 dienos grina tiesiog sutaupa ten. O lėktuvų bilietą nužiūrėjom ten apie 150 eurų per minutę. Nu gera, o kaip toks šitą vaiz? Na? Tapičkė tepa, ne? Tai va, varom čia Nikolas, ten tas apendiksas ir kur mums tenka važiuoti. Dar rodo, kad važiuoju 94 km. Čia tai vapšė nešalta, iš tikrųjų net malonė būtų. Ir tik vienas niuansas. Sušlampi, paskiau rūbą nedziūn ir sakė, ten jis pasanojau kažkokį maikį galėt pradėjai. Nu aš jau taip stengiaus visku išsižiausiai, kad tik atvažiavau nam iškite prapos. Arba prikodičiam pakabinti, bet sakau, yra. Nu vis laik rizika yra, sagauti kambarį, paničkį, kad rūkyk. Ir tas vapšė nieko neišdžiūs. Ir žodžio, čia yra dėlis problemų. Orėlis vėl pasitaisėva. Kiek kad taisyklė įdava. Jau mūsų kasdienybė, mūsų specialistų rutina tapas. Vis laiku peitų nulin, sušlampi. Nu ir tada praein lysti, tada tep peiks, paėm, lempa tep, buvo paėm, peiks. Toks grina jau marksta. Nu ir dabar šitą sustojom, dasipylėm kūrą, viskas vėl normalia, saulėlį šveit, leiks praein. Ir vėl malonom važiuoti. Tai viskai pasukom jau į tų apendiksą, tai jau turėtum prasidėti gražią vaizdą. Oi, o šitą ką. Šitą leidą saulį kapoti. Nu į tokį šitą atvažiavom dabar. Klausėm atur veitas. Ir ką tai kambarė. Čia bus, man atrodo, ar ne mango šitas medis. Tie mango taigi nenormalaus dydžio užauga. Girdi kiek cikadų. Šiaip fainai čia turėtų būti. Nu einam paveikdėti. Ką? Half-dip? Pusė bibio? Aha. Supratau.
Oi, Denisai, pokštininkė tu. Kambarys. Sergejau. Ten rupūžė tokia, va, tokio dydžio. Ten buvo. Nu, ne kambarys. Nu, gerai, kas čia dabar yra? Yra AC unit. Nu, ir čia toks, va, tipo turis. Gali pašiekti ir nusiprausti. Turėtų popieriaus įras. Gerai. Gerai. Normaliai gyvensim, bet įtariu, kad pajaus, ne, bet... O. Nu, labs ryts. Šneigojom, atsikėlėm. Šitą dienis jau maunas punčiaks. Nu, šiandien buvo tokia perspektyva. Pažiūrėti, va. Nors šitas vat yra toks grožis, bet iš tikrųjų gerai į Lietuvą irgi gyventi. Kodėl man patinka Lietuva? Visų pirma, todėl, kad Lietuva yra šiltas vanduo, ahuiena. O antras dalykas, dėl to, kad Lietuva stogas neleido, į nelaštą galvos kameikti. Čia ir šiaip žiauriai geras dalykas, man žiauriai patinkas Lietuva. Trečias dalykas, kad Lietuva nėra rozečių šitą luboj sumontuota. Va taip. Kad nereiktum steipteis. Nu, patogiau tiesiog unseinus kap normaliai. Ir ketvirtas dalykas yra, kad per tas rozėčias nepradedi vanduo bėgti. Ir nepradedi spraigyti, nepradedi šaudyti, nereik bėgti automatų vidurį nakties išjungti, kad lin. Čia tai dalyka, kad man labai patinka Lietuva. Bet apart to, šiaip, nu, graži šalis labai graži. Nu. Ai, nu, į dar Lietuva šunys gražesni. Nu, čiučikau. Nežinau, koks tai baisus. Bet kai toks tai švelnus. O, dar viens su tą parbėgu. Konto, Marozas. Nu. Da, ten viens yra. Anu, išves zavadil. Visi koks ant kaip kokipšai. Atrodo, kaip gyva iš kamšo. Nu. Ateik į to. Čiučikau, ateik. И tu baisus esi. Oi, kokie čia jūs visi baisi. Все, žodžiu. Reik ruoštis ir varyti. Šiandien turėtum neblogą dieną visai būti. Vis naktį praleis, sakau. Fainė čia, fainė tas lytus, fainė tas stogas, viskas čia fainė. Gražti Filipina. Все, pakuojamės į varom.